Labas ir sveiki sugrįžę arba sveiki atvykę į mano kanalą. Aš esu Aistė ir čia kalba apie knygas. Tai nėra nei leidinių, nei leidyklų reklama, tai yra tiesiog mano hobis, kurį noriu pasidalinti kartu su jumis. Tai tikiuosi, kad paspausit subscribe prenumeratos mygtuką ir nepraleisit einančių video. Na, o šiandien mes kalbėsim apie didžiulę knygą pavadinimu Pačinko, tai yra 600 puslapių kūrinys. Ir kadangi knyga yra tokia didelė ir joje yra tiek daug istorijos ir jūs dar nubalsavot man, kad padaryčiau ne bendrinį video, o su visom detalėm, su visų turiniu ir su visais turinio spoileriais, tai aš labai daug dirbau, labai daug prisirašiau, ką noriu papasakot, tai tikrai vienas video nebus, bus dvi dalis šio video. Tai dabar bus pirmoji dalis, o kitą savaitę laukit antros dalies, kalbant apie Pačinko knygą. Vien tai, kad netilps man vieną video, tiksliau tilptų, bet jis būtų kelių valandų ilgio ir manau, kad jums atsibostų žiūrėti. Tai jau pasako, kokie stipri buvo istorija, kiek daug buvo turinio šioje knygoje ir kad ji man labai patiko, nes aš apie nepatikusią knygą turbūt tiek ilgai negalėčiau kalbėti. Tai iš tikrųjų didelis darbas man buvo pasiruošti vien kalbėti apie šią knygą, todėl kad nusprendžiau, jog kalbėsiu apie visą turinį. Ne kažkaip barstysiuosi kalbėdama apie ten savo mintis ar aptardama kažkokias kategorijas, o tiesiog kalbėsiu apie turinį, kas vyko, kokios buvo mano mintis, paskaitysiu nemažai citatų, prisižymėjau, šiaip aš lapeliais nežymiu, tai čia užsidėjau tik lapelius, kad raščiau, kur citatos yra, apie kurias noriu pakalbėti, o paskui aš viską išimsiu, nes lapelio aš nepalieku, bet nemažai citatų ir pasižymėjau ir tiesiog viską nuosekliai su visais spoileriais ir savo mintimis jums papasakosiu, tai tikiuosi, kad patiks. Na, o prieš pradedant, pasidarykit kavos ar arbatos, aš pasidariau kavos ir manau, kad užsitęs čia mano filmavimas ir man vieno puodelio neužteks, bet ir jūs pasidarykit kažkokį skanaus gėrimo, įsitaisykit patogiai, nes aptarti turim nemažai ką. Tai jau, manau, turėjo būti aišku, kad jeigu šios knygos neskaitėt, arba jeigu ją planuojat skaityti ir nenorit sužinoti turinio aspektų, visų spoilerių, tai šis video bus ne jums. Ačiū, kad įsijungėt, tikiuosi nesupyksit ir pasijungsit kitą mano video, kuris jau išeis ir bus apie kažkokią kitą knygą, o šį video galėsit sugrįžti pažiūrėti, kai jau būsit knygą paskaitę. O jeigu vis dėlto jums yra įdomu sužinoti knygos istoriją, arba jau knygą skaitėt, norit atšviežinti savo prisiminimus apie ją, ar tiesiog jums yra įdomu, aš labai džiaugiuosi, kad nusprendėt pasilikti ir paklausyti mano plepalų. Tai pradėsiu iš tikrųjų nuo tokios bendrinės informacijos, bendrai apie pačią knygą ir prisirašiau punktus, iš tikrųjų aš labai daug prisirašiau teksto, tai bus momentų, kad žvilgčiausi į savo tekstą, kad kažko nepraleisti, tai pasirašiau tokį bendrinį maždaug, kuo ši knyga yra įdomi, ypatinga ir tokios bendrinės mintis apie pačią knygą prieš pradedant kalbėti jau apie jos turinį. Tai vienas sakinys, kuriuo apibūdinčiau šią knygą, tai yra tiesiog šeimos istorija per kartas. Ir tai nėra kažkuo ypatinga knyga, kad būtų išskirtinis nematytas turinys, kažkokie tai įvykiai, kurių nebūtumėt girdėję, ar matę, ar žinoję, ar net patys patyrę anksčiau, bet tai yra labai unikali knyga. Unikali tuo, jog labai artimai yra paliečiama viena šeima, labai uždarai ir jautriai, ir per kelias kartas nusitęsia jos pasakojimas. Tai veikėjus mes pažįstam nuo pat mažens, iki suaugusių žmonių, iki senatvės jų. Tai ir prijauti veikėjam ir atrodo jos pažįsti ilgą laiką, nes per visą knygą matai jų tą gyvenimą, jų augimą, kaip keitėsi jų požiūris ir visa kita, kas vyksta žmogaus gyvenime. Tai knyga pati padalinta yra į dar 3 knygas. Tai yra Gimtinė, Tėvynė ir Pačinko. Ir visas šis laikotarpis knygos yra 80 metų, nuo 1910 metų iki 1989 metų. Kas dar man labai patiko ir kuo ši knyga yra išskirtinė bent jau man, kad tai yra apie Pietų Korėją ir Japoniją kūrinys. Tai yra
tokia nepažįstama vietovė, šiek tiek žinoma iš filmų, iš anime, iš kažkokių tai video, bet taip artimai apie tradicijas, artimai apie šeimą, kokia yra šeimos dinamika, žmonių būdą ir visa kita, čia yra labai stipriai paliečiama ir labai stipriai jaučiasi. Niekaip skaitant knygą negalėtumėt pasakyti, kad tai yra kažkokia kitokia atmosfera ar kitokia šalis, nei kad Azija, nei kad Pietų Korėja ar Japonija. Todėl skaitant knygą susipažįstam ir su tradicijom, patiekalais, žmonių gyvenimo būdu, įsitikinimais ir visais kitais panašiais dalykais, kas ateina būtent su šalimi, kurioje tu gyveni, augi ir kuri savo gyvenimą. Kokie dar punktai yra svarbus, tai aš čia juos paskaitysiu dabar. Tai knyga yra nuosekli ir konkreti. Atrodo 600 puslapių turėtų būti ištempta istorija. Ir aš jums vėliau papasakosiu, kokia man vieta vienintelė pasirodė kaip ištempta, bet visas pats turinys ir tekstas, jis yra parašytas labai konkrečiai. Nėra ilgų aprašymų, nėra kažkokių bereikšmių sakinių. Iš viso atrodo, kad visas tekstas yra toks konkretus, kad kiekvienas žodis turi savo svorį. Todėl tekstas nenuobodus yra ir jis yra įtraukiantis. Ir ta istorija, kad ir kokio ilgio būtų, ji neišsitęsia, nes daug įvykių vyksta ir viskas turi savo vertę knygoje. Tai kitas punktas yra automatiškai daug veikėjų ir daug veiksmo. Aš pasakosiu daugiausiai apie pagrindinę mūsų šeimą, bet aišku, šeimoje buvo ir draugų, vaikų draugų, kažkokių tai pažįstamų iš darbovietės, sutiktų trumpą laiką. Tai aš tokių žmonių jau čia neminėsiu, nors jie tikrai buvo svarbus knygos veikėjams, bet vis tiek pagrindinis turinys yra būtent tos vienos šeimos. Tai aš daugiau apie ją ir kalbėsiu, aišku, paminėsiu ten tos kitus žmonės, bet jie nėra tokie reikšmingi. Knygoje skaitant jie buvo reikšmingi, mano pasakojimui jie nebus reikšmingi, bet jų yra tikrai daug. Ir 80 metų, pagalvokit, kiek per metus jiems įvyksta įvykių. Tai padauginkit tai iš 80 ir dar padauginkit iš kažkur 10 veikėjų. Tai tiek visko gauna skaitytojas skaitant knygą Pačinko. Bet nepaisant savo dydžio, turinio ir veikėjų gausos, knyga yra paprasta, labai paprastai parašyta. Tie įvykiai, jie nėra kažkokie sudėtingi, skaitant knygą nepavargsta smegenis ją skaityti ir tikrai nenusibosta. Labai puikiai autorė sugebėjo išlaikyti dėmesį skaitytojo ir jį vis intriguoti. Ir tiesiog nesinori padėti knygos į šalį, nes nori sužinoti, o kas toliau bus, o kas veikėjai dar nutiks, o ar jam ten kas nors pasiseks, o gal jam ten nepasiseks. Tai tikrai stiprus turi būti rašytojas ir labai geras redagavimas turėjo būti šios knygos, kad sugebėtų kiekvieną tą tokį tekstą ir įvykį seką taip suformuluoti, jog tai būtų ir įdomu, ir tuo pačiu paprasta, bet ir tuo pačiu nepaprasta, ir nuoseklu, ir konkretu, ir žodžiu, visą tai, kas sukuria tokį gerą, stiprų kūrinį. Kitas aspektas, kuris man yra labai svarbus skaitant knygą, kad aš nemėgstu skaityti knygų apie karą, kur yra karo tematika, nesvarbu, ar tai būtų romanas kažkoks, ar tai istorinis kažkoks kūrinys, man nepatinka turinys apie karą. Bet šioje knygoje didelė turinio dalis ir buvo būtent karas tarp Korėjos ir Japonijos ir ta tokia įtampa, bet knyga yra ne apie tai. Net skaitant pamiršti, kad vyksta tas karas, nes jis yra nesvarbus turiniui. Turinys yra apie žmonės, apie jų gyvenimą ir kaip jie prisitaiko gyventi su tokiamis sąlygomis, kokias dabar turi. Jei dabar yra kažkoks įtemptas laikotarpis šalims dėl vykstančio karo ir jiems reikia išvykti, jie išvyksta, gyvena ten toliau, bet tuo metu niekas nekalba apie karą ir jis yra visiškai toks neįdomus. Tiesiog tu žinai, kad veikėjams reikėjo kažką padaryti dėl vykstančio karo, kažką padaryti dėl vykstančio nesutarimo, kažką padaryti todėl, kad yra atskirtis tarp japonų ir korėjiečių, bet nėra prašų kažkokių būtent apie tai, kas vyksta šalyje. Šalies gyvenimas, nežinau, oras lauke, metų laikas ar kažkas panašaus, kažkokie atradimai, naujovės turiniui yra neįdomios.
Svarbiausia turinyje yra žmonės ir jų gyvenimas, kas man labai patiko. Na ir aišku, paskutinis punktas, knyga yra labai gyvenimiška ir labai tikroviški, realistiški veikėjų paveikslai. Gilus, išpildyti, kiekvienas veikėjas yra kaip atskira asmenybė su savo charakteriu, bendravimo būdu ir visu tuo, kas sudaro žmogų. Labai gali juos priartinti prie kažkokių savo gyvenime pažįstamų žmonių, atrasti tam tikras savybės ir pati knyga yra gyvenimiška. Bent jau aš nepastebėjau, kad šioje knygoje būtų kažkas labai nugražinta arba labai nubaisinta. Nėra ši knyga tiesiog blogi įvykiai ant blogų įvykių, taip pat ir nėra, kad viskas visiems veikėjams atsisprendžia gerai. Todėl ši knyga yra labai gyvenimiška, labai tikroviška, jeigu kažkas blogai ir įvyko, nereikia ten jį pakelti aukštybės ir vėl ten jį pagerinti jo gyvenimą ir išlaisvinti. Viskas yra taip, kaip ir nutinka gyvenime. Kartais tau pasiseka, kartais tau nepasiseka. Tavo likimas yra nenuspėjamas, kaip ir pačinko žaidimas. Tai kasgi iš vis yra pačinko? Ką tas žodis reiškia? Pačinko tai yra korėjiečių azartinis žaidimas, toks žaidimų salonas. Pačinko salonuose dažniausiai susirenka vyrai ir jie ten žaidžia įvairiausius azartinius žaidimus. Iš pinigų, ten merginos gali nešioti gėrimus ir panašiai. Tiksliai ir aš pati nežinau. Kiek iš knygos supratau, tai yra tokie lošimų salonai, kurie neturi geros labai reputacijos, bet vis tiek ten susirenka daugybė žmonių ir palieka ten didelės pinigų sumas. Ir ten, kaip aš suprantu, renkasi jau tokie aukštuomenės vyrai, tokie, kurie turi pinigų ir gali savo tai leisti. Ir knygos nugarėlė rašoma, kad gyvenimas, kurį aprašo būtent autorė, visi tie žmonės, jų gyvenimas yra primenantis Japonijoje klestinti korėjietišką azartinį žaidimą pačinko. Nežinau, ar labai sakyčiau, kad azartinis žaidimas buvo kiekvieno jų gyvenimas, bet kad pačinko, pat ir tie pačinko salonai turėjo didelę įtaką keliems knygos veikėjams, tai čia yra faktas. Na, tai čia yra tokie bendriniai įspūdžiai apie knygą, bendrinis toks apipavidalinimas. Tai va, o dabar jau perėsim į turinį ir pradėsiu pasakoti viską nuo pradžių ir taip toliau. Žinot, kai yra knygų, kurių pirmas sakinys atrodo įtraukia tave į knygą, arba pirmas sakinys būna toks, kad prisimeni jį ir galėtum lengvai pasakyti, kokia tai yra knyga iš pirmo knygos sakinio, tai aš jums paskaitysiu, koks yra labai trumpas pirmas knygos sakinys. Istorija mus nuvylė, bet tik to. Tai va čia prasideda knyga nuo 1910 metų ir nuo tokio veikėjo vardu Hunis. Tai vyras, kuris buvo neįgalus. Ir pasakojama yra istorija apie šį vyrą, kaip jis gyveno Pietų Korėjoje kartu su savo šeima, kaip užaugo. Neįgalus jis buvo todėl, kad turėjo tą vilko lūpą ir aš gyvai nesu mačius, tai jau pažiūrėti internetą, kaip atrodo. Tai čia yra nesusiformavę ir nosis kartu susijungia su burna ir yra tokia ertmė. Tai žodžiu, tas Hunis turėjo būtent tokį defektą ir taip pat turėjo šlubumą. Tai buvo susikūprinęs, labai toks nerangus ir neišvaizdus. Bet ko pagilėjo jam genų loterijoje išvaizdos ir sveikatos, tai davė širdimi ir asmenybę. Jis buvo labai nuostabus, jautrus ir mylintis žmogus. Ir jam iš tikrųjų pasiseka gyvenime, nes dažnai tokie žmonės nesusiranda savo antros pusės. Bet kadangi tuo metu vyko tas karas tarp Korėjos ir Japonijos, daug žmonių skurdo. O jo gyvenimo situacija buvo gan gera, nes jo tėvai turėjo pensioną, kuriame žmonės nuomodavosi tiesiog vietą, permiegojimui, gaudavo maistą, būdavo išskalbti jų drabužiai ir tuo užsiėmė jų tėvai. Jie turėjo žemės, kur pasisodindavo savo daržovės ir maistinius augalus ir iš to puikiai pragyvendavo, tai turėdavo ryžių ir bulvių ir viso kito. Ir Hunis gan gerai gyveno, nelabai pasiturinčiai, bet ir tikrai nevargingai. Na ir 1911 metais, kai jam buvo 28 metai, jam pasisekė tuo, kad jis gavo vesti moterį ir tą moterį labai mylėjo ir jos vardas buvo Yang Jinė.
Yang Jin sutiko tekėti už Hunę vien tik todėl, nes jo šeima buvo daug vargingesnė nei Hunio šeima, jie neturėjo nei maisto, nei drabužių, mergina neturėjo net kraičio ir ją tiesiog ištekino už Hunio, todėl, kad ji galėtų išgyventi. Yang Jinui tuo metu buvo 15 metų. Aišku, nežinau, kaip jums atrodo, man tai labai keista, bet aš tada suprantu, kad senesniais laikais tai ta didelė amžiaus atskirtis buvo ir kad merginos jaunos buvo ištekinamos, bet kažkaip tiesiog keista, man atrodo, kai 15 metų merginoje vyrai 28. Viskas atrodė tuo metu normalu, dabar kažkaip atrodo bent 18 sulaukusi būtų mergina. Na tai žodžiu, 15 metų jie išteka už Hunio ir jie bando susilaukti vaikų. Iš tikrųjų, Hunis labai myli Yang Jin ir jie rūpinasi, jis yra labai darbštus vyras. Ir po daugybės nepasisekusių nėštumų ir mirusių net kūdikėlių, jiem pavyksta susilaukti tik tais vieno vaikelio, tai dukros Sunjos. Ir Huniui Sunja tai buvo gyvenimo didžiausias stebuklas, jis ją mylėjo labai, visur Sunja kartu buvo su Huniu ir mergaitė užaugo tiesiog labai mylima. Bet taip jau įvyko, kad kai mergaitė dar buvo visai nedidelė, Hunis mirė nuo tuberkuliozės ir toliau mums nepasakojama yra, kaip užaugo būtent Sunja iki 17 metų, nes turinys pereina į 1932 metus, kur jau Sunjai yra 17 metų, o Yang Jinė vadovauja jau tam pensionui, nes jau Hunio tėvai mirė ir Hunis mirė ir ji patapo jau valdininkė. Ir jos taip pat gan gerai gyveno, todėl kad turi nuomininkų, turi pajamas, aišku, nėra labai turtingi, praktiškai viską išleidžia ant maisto ir namo išlaikymo, bet gyvena tikrai gan neblogai kaip tais laikais. Na ir jau istorija ties Sunja yra tikrai daug gilesnė, platesnė ir konkretesnė. Ta pati pradžia, tas įsivažiavimas turėjo būti, kad nupasakotų, iš kur kilusi yra Sunja ir kokia būtent yra situacija jos gyvenamos aplinkos. Tai va, Sunja labai yra įdomi asmenybė, tuo, kad ji yra labai drovi ir labai tyli ir labai naivi dėl to. Nėra istorija labai nenuspėjama, kaip ir sakiau, tikrai nėra kažko labai ypatingo. Vienas plot twistas yra knygoje, bet šiuo momentu skaitant, kai Sunja yra 17 metų, pasakojama yra būtent tiesiog jos rutina, kaip ji gyvena tam pensione, jos darbai yra nuvykti į turgų, parvežti maisto, išplauti skalbinius, paruošti maistą, išvalyti namus ir visokie panašus namų ruošos darbai. Bet ji pamato daugiau žmonių važiuodama į turgų ir ten jis susipažįsta su Hansu. Hans yra daug vyresnis vyras už ją, jam yra 34 metai ir jis pradeda su ja bendrauti. Iškart raudonas vėliavėlės kilo man kažkodėl, nežinau, man Hansu nuo pat pirmo susitikimo buvo toks nelabai malonus veikėjas, aš maniau, kad jis bus apsimetėlis ir jis norės tik pasinaudoti Sunja, nes yra naivi, todėl lengvai pasiduos Hansu, o jis jau yra vyras su patirtimi, bet iš tikrųjų jų tas bendravimas prasideda gan gražiai, nes Hansu išgelbėja Sunja nuo kitų vaikinų, kurie yra japonai, atvykę į turgų tokio kaip ir užpuolimo, kaip ir bandymo pasišaipyti ir išprievartauti merginą, tai Hansu ją išgelbėja nuo viso šio įvykio ir tuomet prasideda jų draugystė. Tai ta draugystė yra slapta, jie susitinka tik tuomet, kai Sunja eina plauti skalbinių ir jie kalba apie tokius keistus dalykus, todėl man Hansu iškart pasirodė toks labai keistas, nes jis klausia tokių klausimų, kaip ką galvoji, kai skalbi. Tuomet pasakoja, koks jis buvo vargšas, kaip jis buvo mažas, bet dabar yra labai turtingas. Ir Sunjos bendravimas su juo yra toks labai įdomus, nes jie, kaip ir sakiau, yra drovi, tai jie praktiškai nieko nesako. Ir ten pasakoja, pavyzdžiui, kai skalbiu, tai galvoja apie skalbimą. Ir jų toks yra pokalbis. Tai man tiesiog nesirišo tai jų draugystė ir aš galvoju, kad tikrai
Bus nuspėjama, kaip ir užsibaigs šitą draugystę. Ir taip ir buvo. Ką jūs galite pagalvoti? Tai aišku, kad Hansų prikalbino Sundžią kartu su juo pabūti. Ir jį pastoja. Ir tuomet jis sužino, kad Hansų iš tikrųjų yra vedęs ir turi vaikų. Ir vedęs jis yra Japonijoje, moterį ten pasiturinčiai gyvena. Iš tikrųjų, jis į tą turgų tai atvykdavo supirkinėti žuvų, kad jas galėtų perparduoti ar kažką su jom daryti. Tiesiog iš karto matėsi, kad jis yra daug labiau pasiturintis nei kiti į turgų atvykstantys žmonės, nes jis visada būdavo su kostiumu, kuris būdavo švarus, nepalyginsi su kitais turguje prekiaujančiais žvejais ar supirkėjais. Na ir sužino Sundžia, kad jis iš tikrųjų yra vedęs ir turi 3 dukras, bet jis aišku sako, kad pasirūpins Sundžia ir kad jai suteiks visas privilegijas, nes labai tikisi, kad galbūt jį pagimdys jam sūnų, jis negali jos vesti, bet nupirks jai namą, jin ten galės gyventi vos ne kaip princesė, nieko nereikės daryti ir kad jis viską sutvarkys. Bet ką jūs mano, tai yra 1930 kelinti metai, nesvarbu, kad tai yra Pietų Korėja, bet vis tiek tas pats yra nusistatymas ir požiūris, kad vaikas gimęs nesantuokoje yra praktiškai didžiausia nuodėmė ir kad negali tai būti, kad iš vis negali būti jokių santykių prieš santuoką. O čia dar pasako vyras, kad jis ir su jie net nesituoks ir net nežada tuoktis, bet vis tiek nori, kad tą vaiką pagimdytų. Tai Sundžiai principai, tradicijos ir baimė, ką pasakys visuomenė ir kaip jie atrodys visuomenės akise, yra daug didesnė ir nugalinti tą tokį racionalų galbūt suvokimą, jog jeigu Hansų yra labai turtingas, jis galbūt pasirūpins taip, kad niekas net nežinos, kad jie yra nesusituokę ar nežinau, kažkokiais kitais būdais išspręs šią situaciją, kad jos reputacija nesusiterštų ir kad ji gyventų labai gerai. Ji tikrai galėjo gyventi labai gerai, jeigu tik būtų priėmusi kitą sprendimą, bet jos sprendimas būna labai aiškus. Ji pasako, daugiau su manim nebendrauk, aš nenoriu su tavim bendrauti ir, žodžiu, tiesiog palieka Hansų. Aišku, jie išgyvena labai didelį skausmą, jie tiesiog žemė išlysta iš po kojų, nežino, ką darysinti ir užsidaro tiesiog savyje. Dar prie to sugrįšim. Per tą laiką, kai čia pasakoja, kaip vyksta visi šitie santykiai, į pensioną atvyksta toks vyras vardu Isakas, jis yra pastorius ir keliauja į Osaką. Tas miestelis, kuriame gyvena Sundžia šiuo metu, pasakysiu koks, Jongdas Busanas. Tai šitas miestelis, aš kaip suprantu, yra prie jūros ar prie kažkokio sąsiaurio, per kurį gali persikelti į Japoniją. Ir kursuoja dažnai ten laivelį ir jis yra tokiai prieplaukoj. Tai pro jį praeina nemažai japonų arba žmonių, kurie keliauja į Japoniją. Tai Isakas yra vienas tų žmonių, jis keliauja į Osaką, Japoniją, būti ten pastoriumi ir tiesiog labai vėlai atvyko į miestelį, buvo prastas oras ir jam reikėjo kažkur pernakvot ir jis pernakvoja tam pensione. Bet jis suserga tuberkuliozę ir ta forma, kuri yra apgydoma, nes jau buvo sirgęs ir jam tiesiog atsinaujino tą tuberkuliozę. Ir jis ten keletą mėnesių gyvena tam pensione ir tiek Jongdžinė, tiek Sundžia slaugo jį, padeda jam pasveikti. Ir per tą laikotarpį jis sužino, kad Sundžia yra tokioje padėtyje. Ir jis nebūtų pastorius, nebūtų atviros, minkštos, geros širdies žmogus, jeigu nepasisiūlytų išgelbėti Sundžią nuo jos blogos lemties ir pasiūlo jai tekėti už jo. Tai čia šitą įvykį irgi buvo galima nuspėti, nes matai jau vien koks yra veikėjas Isakas, kad jis yra labai toks minkštos širdies žmogus, jis net ir sirgdamas ar tik jam kai truputį pagerėjo, nors jis visiškai neprivalo nunešti savo indų, kai pavalgo atgal į virtuvę ar ten padėti apsitvarkyti, jis vis tiek eidavo tuos indus ten padėti, paduoti, ten išplauti, sutvarkyti, kažkur išeiti. Matosi, kad žmogus tiesiog nenori būti našta ir nori pats būti paslaugus. Tai toks Isako poelgis iš tikrųjų yra gražus labai, bet ir labai nustebina visus aplinkinius žmonės. Bet Sundžia neturi kito pasirinkimo ir jis sutinka tekėti už Isako.
Ir tai yra geriausias dalykas, ką jie galėjo padaryti tuo metu ir bent jau priėmė vieną gerą sprendimą. Bet, ką žinot, tas sprendimas buvo toks geras, nes jie turi iškeliauti į Japoniją. Mergina niekada nebuvo Japonijoje, ji nežino, koks ten verda gyvenimas, Isakas iš tikrųjų taip pat nežinojo, kas bus to Japonijoje ir kokį gyvenimą jiems teks dar ten gyventi. Tai va, o Japonijoje yra tokia situacija, kad jie tiesiog nekenčia korėjiečių. Ir kad ir koks tave būtum turtingas ar kažkur visuomenės aukštuomeniai Korėjoje, nuvykęs į Japoniją, į bet kokį miestą, tu gyvensi kaip vargšas. Tau niekas nenuomos gyvenamo būsto, tu galėsi išsinuomoti tik tais didžiausią lūšną, kokią tik tais gali. Toj lūšnai nebus nei tualeto, nei viryklės kažkokios, nei elektros, nei vandens. Ir korėjiečiai nuvykę į Japoniją gyvena tokiuose pastatuose, kur kartu gyvena su gyvuliais ir ten tiesiog baisiausias kaimas lūšnos, kokios tu galite įsivaizduoti, taip atrodo korėjiečių gyvenimas Japonijoje. Ir čia aš nuoširdžiai nesupratau, kodėl tada tie korėjiečiai keliauja į tą Japoniją. Ir pats Isakas, pavyzdžiui, jis keliavo į Japoniją būti pastoriumi. Tai kam keliauti į Japoniją? Aš suprasčiau, jeigu ten būtų kažkokios perspektyvos užsidirbti, kad ir kokiom ten blogom sąlygom gyveni, bet galbūt užsidirbsi ir grįši į Korėją, ar nežinau, dėl to, kad visiškai negali gyventi Korėjoje daugiau, bet atrodo, kad ne, net ir turtingi, pasiturinti žmonės iš Korėjos vyksta į Japoniją ir ten gyvena kaip visiškai skurdžiai. Tai man buvo labai keista, nes nelabai paaiškinama iš tikrųjų yra kodėl. Tiesiog tai, kad korėjiečiams Japonijoje nėra saldus gyvenimas. Ir į tokį gyvenimą atvyksta Sundžia, besilaukianti kartu su Isaku jau susituokę Korėjoje, tai jie jau yra vyras ir žmona. Jiems iš dalies pasiseka, nes jie atvyksta pas Isako brolį Josebą. Ir jis ten gyvena kartu su žmona Kiongi. Daug veikėjų, tikiuosi nepasimesit. Tai Josebas ir Kiongi, jie iš tikrųjų yra gan pasiturintis tokioje situacijoje, nes jie nesinuomoja to būsto, o tą būstą yra nusipirkę. Aišku, niekam nesako, jų tas būstas iš lauko netrodo labai gražiai, bet vidus yra tvarkingas, sutvarkytas, jie turi viryklę, jie turi vandens ir ten gyvenimas jiems iš tikrųjų nėra toks blogas, kaip galėjai jau pagalvoti, kad bus vos tik atvykus į Japoniją. Kiongi ir Josebas neturi vaikų, tai todėl jie iš karto priima Sundžią, kad ir kokia ten jos ta situacija. Aišku, Josebas yra šiek tiek skeptiškas, bet vis tiek priima savo brolį su žmona, džiaugiasi, kad bus vaikelis jų šeimoje. Kiongi tai iš viso labai džiaugiasi Sundžios atvykimu, nes neturi su kuo bendrauti Japonijoje ir dabar turės žmogų, su kuriuo galės būti kiekvieną dieną ir dar vaikelį, nes pati neturi vaikelių. Tai viskas kaip ir visai gražu atrodo. Bet nepamirškim to, kad Sundžia neturi jokio išsilavinimo, ji net nemoka nei rašyti, nei skaityti, nei korėjiečių, nei japonų kalba. Isakas moka japoniškai ir korėjietiškai, Josebas taip pat moka korėjietiškai ir japoniškai, ir Kiongi taip pat moka korėjietiškai ir šiek tiek japonų kalbą, tai Sundžiai ten labiausiai nepasisekė yra, na bet bent jau ji turi kitus žmonės, kurie supranta, kas vyksta aplinkui. Na ir čia šitoj vietoj galėtume jau pakalbėti šiek tiek apie pačius veikėjus. Man sunku laikyti tą knygą, aš čia padėsiu. Pakalbėsim apie pačius veikėjus truputėlį. Kaip jau ir minėjau, kad jie visi labai yra unikalūs, gilus ir atskiros tokios asmenybės. Tai kaip ir gyvenime, kai kurie žmonės yra teigiami, su kuriais galėtum draugauti, jiems prijausti, kai kurie žmonės yra irzlesni, piktesni, jų charakteris yra kitoks. Tai taip pat yra ir šioje knygoje ir ne visi veikėjai yra tokie pozityvūs ir malonūs. Kaip iš pradžių mano minėta Sundžia, tai jie tokia naiviausia, tyliausia, atrodo vadovaujasi kaip ir savo emocijomis gyvenime, bet jie iš vis mažai ką kalba, palinkčioja galvą ir nieko daugiau nesako, bet čia yra didelė įtaka ir šalies, kurioje gyvena, ir būtent moters padėties toje šalyje. Moteris tokios stilesnės, uždaresnės, šiaip ir patys
žmonės tiek Korėjoje, tiek Japonijoje nėra tokie labai kalbūs ir atviri ir kad labai ten dalintųsi savo emocijomis. Bet gali suprasti, kaip pavyzdžiui, Josebas, jis labiausiai yra tokia negatyvi asmenybė. Jis labai skeptiškai žiūri į viską, greit įsižeidžia, šiaip jo asmenybė yra tokia tamsesnė ir piktesnė, jis mato viską iš tamsiosios pusės, turi labai daug savo principų ir tie principai būtent Josebo ir jo egoistiškumas, kad jis yra galva būtent visų namų ir šiek tiek smukdo visą šeimą jau dabar iš 4 žmonių ir greit iš 5 būsiančią. Nes jis vadovauja visiems. Ir jo priimami sprendimai tikrai nėra visiškai palankus, kad jie geriau gyventų. Čia šiek tiek vėliau. Bet šiuo momentu tai dirba šeimoje tik Josebas ir Isakas. Josebas dirba už 40 jenų, o Isakas tik vos už 15 jenų. Isakas tai yra tiesiog gimęs būti pastoriumi, gimęs būti žmogumi, kuris skleidžia tikėjimą, nes jis, kaip ir sakiau, yra tiesiog minkšta širdis ir geros širdies ir atiduotų paskutinį savo kasnį, paskutinį savo pinigą nepažįstamam žmogui, jeigu tik jis jo paprašytų. Tai Josebas jau yra užsiauginęs staresnę odą ten Japonijoje ir vos tik atvykus duoda Isakui nurodymus, kad tu negali skolinti pinigų, tu neturi žmonėms sakyti, kad mes čia gyvenam name, kuris yra mūsų, o nenuomojamas. Neturi pasirodyti, kad turi pinigų, jie turi pinigų, jas kažkur pasidėk, maisto kitiem neduok, nes viską tau išvoks, iš tavęs atims kaulis ir tu liksi dar labiau plikas basas negu tie žmonės, kurie tavęs prašys kažko. Tai Isakui yra nesuvokiama, nes jis yra Dievo žmogus ir nesvarbu, kad tik 15 jenų jam mokės, jis eina būti pastorium. Kas iš tikrųjų keistas gan man yra dalykas, nes Japonijoje ir Korėjoje krikščionybė nėra pirmoji religija. Na, aišku, nėra valstybinė religija, bet ir nėra, kad labai daug ten tų tikinčių būtų. Daugiausiai jie šintoistai. Žodžiu, tuo tik norėjau pasakyti, kad Isako ta profesija nėra kažkokia labai jau vertinama ar labai vertinga. Tik dalis, tokia nedidelė dalis žmonių, kurie yra būtent tikintis krikščionis ir eis klausys Isako pamaldų, bet jo profesija tikrai nėra labai privilegijuota. Todėl jis gan vargingus tik tuos 15 jenų gauna ir nėra ten kažkaip, kad labai būtų jam čia reikėjo į tą Japoniją ir tą Osaką važiuoti. Manau, kad bet kokioj kitoj parapijai būtų gavęs labai panašų tokį patį atlyginimą, gal netgi geresnį. Bet jie abu dirba, o moteris šeimoje nedirba. Ir čia būtent yra Josebo įtaka. Todėl, kad moteris galėjo dirbti. Tuo metu moteris dažnai ėjo į turgų pardavinėti kažkokių tai savo maisto produktų, pagamintų patiekalų ar dirbti kažkokiose kitose vietose, bet Josebas griežtai uždraudė dirbti Kiongi ir aišku Sundžiai tai laukėsi, bet Kiongi galėtų dirbti, bet jis griežtai uždraudė, todėl kad vyrai turi dirbti, vyrai yra šeimos galva ir kaip tu čia dabar eisi dirbti. Jo nuomonė, moteris turi pasirūpinti maistu namie, kad visada būtų karšta maista, kai grįžta vyrai uždirbę pinigų, o vyrai turi pasirūpinti pinigais ir jam būtų didžiausia negarbė, jeigu moteris arba jo žmona dirbtų. Tai todėl jie negyvena dar geriau nei galėtų, vien todėl, kad jie neuždirba daug ir neleidžia savo žmonoms dirbti. Na, kaip ir sakiau, kad didelę įtaką turi ir būtent tradicijos ir kultūra ir šalis, kurioje jie gyvena, tai tiek pat ir Kiongi kaip ir Sundžia, nors ir Kiongi turi tokią stipresnę savo nuomonę, yra tvirtesnė tokia moteris, bet ji taip pat tyliai yra, nusileidžia ir tiesiog bando išgyventi tokiamis sąlygomis, kokiamis dabar gyvena, kokias dabar turi, iš to, ką turi, kiek jau jai Josebas duoda tų pinigų, kad ir kiek žmonių bebūtų šeimoje, ar jie 2, ar dabar 4, ar 5, ar daugiau vaikučių, vis tiek
jis stengiasi prisitaikyti prie to, ten paskaičiuoti tos pinigus, įsigyti kažkokių galbūt prastesnių produktų, pagaminti maistą, galbūt nebus ten ryžių, bus tik sultinys, bet vis tiek kažkas bus ant stalo, kažkaip reikia šeimai išgyventi ir iš tikrųjų tai tuo pasirūpina ne Josebas, o Kiongi, nes Josebas tik uždirba pinigus, o Kiongi turi pasirūpinti šeimos sveikata, šeimos gerovė, namais ir visu kuo kitu. Na, o šiai minutė, kad ir turinys nėra kažkoks labai nuspėjamas, kaip ir sakiau, galima jau skaitant įsivaizduoti, kas vyks toliau ir taip ir nutinka, bet tai neatima knygos įdomumo. Vis tiek yra labai įdomu sužinoti, kažkaip įtraukia nuo pat pirmų puslapio pati knyga, pati istorija, tie veikėjai, jie yra savotiškai įdomus, ta aplinka sukuria tokią visiškai kitokią atmosferą, kuri tave atrodo įtraukia į knygą ir tu pamiršti, kur tu esi, atrodo, tu esi ten su jais, toj Korėjoje, Japonijoje ir užuoti tos visus kvapus ir matai tos vaizdus ir tą maistą ir tiesiog visiškai įsijauti į istoriją. Tai čia labai didelis yra knygos pliusas. Na tai dabar paskaitysiu šiek tiek, kaip atrodė Osaka, kai tik atvyko Sundžia ir Isakas į Japoniją. Tai Sundžia iš vis pirmą kartą paliko savo kaimelį ir atvyko kažkokią kitą vietą ir štai kas jų laukia Osakoje. Išlipo į kainę korėjiečių gyvenamą Megėtį. Priėjo Josebo namus. Šie atrodė visai kitokie negu dailūs pastatai, kuriuos pravažiavo tramvajumi pakeliui iš stoties. Stipresnis už gaminamo valgio kvapą ir net už išvietės kvapus buvo gyvulių dvokas. Sundžiai norėjusi užsidengti nosį ir burną, bet susitvardė. Į kainas buvo kažkoks nelemtas kaimas, sudarytas iš tarpusavyje nederančių suklypusių vakužių. Trobelės buvo surestos iš palaikių medžiagų vienodai prastai. Šiandien bei ten švytėjo nušveistas lengstis ar išvalyti langai, bet didžioji dalis fasadų stovėjo apleisti. Iš vidaus langai uždangstyti senais laikraščiais ir toliu, o plyšiai užkaišyti mediniais pleištais. Stogų skarda dažnai kiaurai prarūdijusi. Namai atrodė suresti pačių gyventojų iš pigių ar kur nors rastų medžiagų, ne ką tvirtesni už trobas ar palapines. Pro palaikius plieno kaminus veržėsi dūmai. Pavasario vakaras buvo šiltas, skarmaluoti vaikai žaidė gaudynių, nekreipdami dėmesio į skersgatvyje miegantį girtuoklį. Prie slenksčio netoli Josebo namų tuštinosi mažas berniukas. Josebas ir Kiongi gyvena dėžės pavydalo lūšnoje vos nuo žulnių stogų, medinis rėmas apkaltas gofruota skarda. Lauko jos duris atstojo faneros lakštas dengtas metalu. Čia tinka gyventi vien kiaulėms ir korėjiečiams, Josebas nusiekė. Ne taip kaip namie, tiesa? Ne, bet mums puikiai tiks, Isakas nusišypsojo. Atsiprašau, jei pridarysim nepatogumų. Sundžia negalėjo patikėti, kad Josebas ir jo žmona šitaip skursta. Kaip gali būti, kad gamyklos brigadininkas gyvena tokioje lūšnoje? Tai čia, žinokit, dar ne viskas, dar tik jų vargai prasideda. Neilgai trukus po to, kai atsikrausto Sundžia ir Isakas į Josebo namus, Sundžia ir Kiongi sužino, kad Josebas yra prasiskolinęs ir yra skolingas daug jena, labai daug. Bet Sundžia gelbsti tai, kad ji turėjo tokį laikrodį, kurį jai padovanojo Hans dar iki tol, kol ji pastojo ir kol jie išsiskyrė. Ir ji tą laikrodį užstato Lombardė ir sumoka skolų išieškotojams, Josebui nežinant. Užverda didžiulę košę namie, todėl, kad Josebo principai ir jo savimeilė tiesiog visiškai nesuvokė, kaip Sundžia galėjo tai pasielgti, kam jis sumokėjo jo skolas, jis vyras ir jis turi tai padaryti. Ir aišku, Josebas iš karto pradeda kreivai žiūrėti į Sundžią, nes galvoja, kad Sundžia pavogė tą laikrodį, kad iš tikrųjų nėra jau tokia nekalta, kaip dedasi kitiems žmonėms. Iš vis jis labai keistai žiūri į tai, kaip ji čia dabar yra neščia ir kas ten per vyras, ar kad ji turbūt pasileidusi yra moteris. Tiesiog
nelabai nori priimti Sundži ir jos pagalbą, kai iš tikrųjų tiesiog galėjo jai padėkoti, kad ji pardavė savo vienintelį turtą, kurį galėjo panaudoti, nežinau, savo vaikui ar pačiai savo, kad padėtų Josebai. Sundžia tai žinoma primelavo, kad tas laikrodis yra ne Hansų, nes jinai niekam nepasakoja apie jį. Ji primelavo, kad šį laikrodį davė mama kaip dovana būsimam vaikeliui ir jo auginimui. Tai todėl Josebas taip keistai ir žiūri ją. Bet žodžiu, jie sumoka savo skolas ir toliau gyvena. Tai kaip ir tas nemalonus įvykis išsisprendė vis tiek gerai. Bet šitas įvykis tai man tik dar labiau sutvirtino tą jausmą, kad Josebas yra labai negatyvus veikėjas ir man toks žmogus iš vis nepatiktų, aš su juo nebendraučiau ir aš nepalaikau jo pozicijos, nepalaikau jo kaip žmogaus, iš vis labai man jis nepatiko, nes jis toks kraštokošis, jis ten per būtent tą situaciją, ten viską meta, išeina iš namų, ten nieko nesako, kur jis ir kuriam laikui išeina ir žodžiu, to pasiekojas praleidžia savo sūnėno gimimą, nes Sundžia pradeda gimdyti ir ji pagimdo sūnų ir to sūnaus vardas yra Noa ir čia išsipildo būtent Hanso ir svajonė, nes Hans ir galvoja, kad tikėjosi, kad Sundžia būtų jam pagimdžiusi sūnų. Tai vien pagalvojus apie tai, kaip galėjo Sundžia gyventi, jeigu ji būtų sutikusi, kad Hansu visko pasirūpintų dar kai gimė sūnus. Tai Hansu nieko nežino, Sundžia pagimdo sūnų ir Isakas tą sūnų priima kaip savo ir jis jį myli ir Jangdžiniai taip pat pažadėjo, kad jis augins tą sūnų ar tą vaikelį, kurį pagimdys Sundžia kaip visiškai savo, tai visiškai taip ir yra. Isakas vėl rodo, koks jis yra geras žmogus. Bet per savo gerumą prisidirba. Nes po 6 metų, kai Noa yra 6 metai, Isakas uždaromas yra į kalėjimą. Uždaromas yra į kalėjimą dėl visiško menkniekio, dėl to, kad imperatoriaus statulai, žodžiu, neparodė pagarbos imperatoriai per kažkokią tai ten Japonijos dieną, dėl to, kad jis yra pastorius ir nenusilenkia vien todėl, kad jis nepripažįsta to, jis išpažįsta tikėjimą ir dėl nepagarbos jis yra pasadinamas į kalėjimą ir kad ir kaip ten stengiasi ir Josebas, ir Sundžia, ir Kiongi, visi stengiasi išgelbėti jį ir kažkaip ištraukti iš to kalėjimo niekas nepadėjo ir jis lieka tam kalėjime. Tai šiam momentui jau 2 sūnus turi Sundžia su Isaku, ne tik kad Noa, bet ir antras sūnų Modzasu. Tai berniukai yra dar visai maži ir, žodžiu, netenka tėvo, nes jis yra pasadinamas į kalėjimą ir vėlgi galite įsivaizduoti, koks yra stiprus įniršis Josebui. Vėl jis ten išeina iš namų ir vėl parodo savo tiesiog pykčio proveržį. Ir namuose lieka tokia visiškai dabar kitokia situacija, nes lieka Sundžia su 2 vaikais, jie neturi vyro, kuris bent kažkiek prisidėtų prie jų išlaidų, dirba tik Josebas ir, žodžiu, gyvenimas šiek tiek jų subyra. Kiek aš suprantu, tai Josebas irgi buvo pastorius. Tik aš nežinau, ar jis atsisakė visiškai savo šito amato, ar jis tiesiog laikotarpiu tokiu sunkiu, koks yra dabar, nėra pastoriumi, nes jis dirba brigadininku sausainių fabrike. Tai nežinau, ar jis dėl tos didesnės algos išėjo, ar todėl, kad jam nepavyko būti pastoriumi, bet faktas yra tai, kad jis tam fabrike, kad ir kiek daugiau, bet vis tiek uždirba daugiau. Tai įdomu man yra, kodėl Isakas vis tiek nusprendė būti pastorium, nors suprato, kad turi žmoną ir turi vaiką, kurį turi išlaikyti ir jis, kai ėjo darbintis, jis puikiai suvokė, kad 15 jenų yra menkniekis, o ne pinigai. Jis vis tiek sutiko ten toliau dirbti, neprašė didesnės algos, neieškojo savo kitos vietos, kurią mokėtų daugiau. Jis tiesiog visiškai buvo atsidavęs tam tikėjimui ir savo amatui priešingai negu Josebas. Ir nors man Isakas labai patiko kaip asmenybė, kaip žmogus, tiesiog jo priimami sprendimai tai taip pat kartais buvo neapgalvoti ir atrodo, negalvoja žmogus, kas bus ateityje, nes tas patekimas į kalėjimą tai toks visiškai kvailas atrodo ir praktiškai sugriauna tuo momentu savo šeimos gyvenimą. Ir man atrodo, kad
turėtų susivokti tam kalėjime būdamas, kad jis labai blogai pasielgė ir kad išgelbėjo Sundžią ir tada vėl ją pasmerkė skurdžiai gyventi. Tai taip gali atrodyti iš pradžių, bet toliau gyvenimas mums parodo, kad Sundžiai visa ši sudėtinga ir tikrai skaudi situacija užaugino jai antrą odą, ją sutvirtino ir ji pagaliau tampa įdomi asmenybė. Nes ji nebėra jau tokia naivi, ji turi perlipti per save, išeiti iš savo komforto zonos ir daryti net dalykus, kurie reikalauja labai daug drąsos. Apie ką aš kalbu? Apie tai, kad Sundžia išeina dirbti, nes ji vis tiek nori kažkaip prisidėti prie išlaikymo savo vaikų, kadangi Isakas dabar iš vis jokių pajamų negali duoti ir jinai nori kažkaip užsidirbti tų pinigų, kad galbūt vaikam kažką galėtų nupirkti, kad galėtų padengti kažkokias tai išlaidas už maistą ir ji nusprendžia eiti ir prekiauti turguje. Aišku, Josebas labai nenori su tuo sutikti, bet jis sutinka, kad Sundžia eitų į turgų, jeigu tik kionginiais. Tai kiongi rūpinasi vaikais, o Sundžia eina į turgų pardavinėti kimči. Kimči tai yra fermentuoti Pekino kopūstai. Tai labai įdomu yra iš tikrųjų skaityti apie kultūros tą maistą. Aš, pavyzdžiui, pati nesu ragavus ten nei kimči, nei ten kitų ten tų pastų, jų ten tų paprikų. Nemanau, kad tai būtų maistas, kurį norėčiau valgyti, bet yra įdomu skaityti, kaip kažkoks būtent specifiškas maistas turi didelę įtaką žmonių gyvenimui, kaip mums lietuviam kokie, nežinau, juoda duona, pavyzdžiui. Tai jiem kimči yra kelias į geresnį gyvenimą ir kad ir kaip buvo sunku, bet aš labai didžiavausi čia Sundžia ir noriu jums paskaityti. Greta prekeivių pardavinėjančių aitriųjų paprikų pastą gochujang ir sojų papelių pastą doenjang, Sundžia pastebėjo dvi jaunas korėjietes pardavinėjančias gruzdintus kviečių spragėsius. Sundžia prisistūmė karutį arčiau jų, tikėdamasi įsiterpti tarp spragėsių prekystalio ir ponios su sojų papelių pasta. Tik jau nesmardink čia prie mūsų, pareiškė vyresnė spragėsių pardavėja. Eik į kitą pusę, parodė žuvų skyrių. Kai Sundžia prisiartino prie moterų prekiaujančių džiovintais ančiuviais ir jūrų dumbliais, vyresnės korėjietės buvo dar nesvetingesnės. Jeigu nepatrauksi iš čia savo šūdino karučio, liepsiu sūnums primyžti tavo uzboną. Supratai, kaimietė? Pasakė aukšta moteris, apsirišusi galvą balta skarele. Sundžia nė nesumojo, ką daryti. Taip nustebo. Nė viena jų nepardavinėjo kimčių, o doenjang smirdėjo nemažiau. Ji ėjo toliau, kol nebematė Adžumų ir atsidūrė netoli traukinių stoties įėjimų, kur buvo prekiaujama gyvomis vištomis. Užplūdo stiprus skerdenos kvapas. Ten tarp kiaulių skerdikų ir vištų atsirado pakankamai vietos jos karučiai. Mosuodamas didžiuliu peiliu, japonas mėsininkas darinėjo vaiko dydžio paršą. Jam prie kojų stovėjo didelis kibiras pilnas kraujo. Ant prekystalio gulėjo dvi paršų galvos. Skerdikas buvo pagyvenęs ponas liesomis raumeningomis gyslotomis rankomis, smarkiai prakaitavo ir nusišypsojo jai. Sundžia pastatė karutį tuščioje vietoje greta jo prekystalio. Artinantis traukinį, ji per sandalus jusdavo, kaip jis lėtėja. Išlipdavo keleiviai. Daugelis pro artimiausią įėjimą eidavo tiesiai į turgų, bet niekas nestabtelėdavo prie jos karučio. Sundžia tvardė ašaras. Jos krūtis buvo pritvinkusios pieno, ji norėjo būti namie su Kiongi ir Madzasu, rankovėmis nusišluostė veidą, stengdamasi prisiminti, ką namie būtų dariusios geriausios turgaus Adžumos. Kimčiai, gardus kimčiai, paskanaukite šių gardžių kimčių ir daugiau niekada negaminkite namie, surinko. Prekeiviai atsisuko, o Sundžia siaubingai susigėdo ir nusigręžė. Niekas nieko nepirko. Baigęs doroti paršą, skerdikas nusiplovė rankas ir padavė į 25 senas, o Sundžia prikrovė jam indelį. Jam regis netrukdė, kad ji nemoko japoniškai. Jis pasidėjo kimčių indelį greta paršų galvų. Tada pasilenkė ir iš prekystalio išsitraukė bentą. Pagaliukais dailiai uždėjo kąsnį kimčių ant baltųjų ryžių ir jos akivaizdoje suvalgė. Oiši ne, honto oiši, nusišypsojo. Ji nusilenkė jam. Sundžia suriko, kimčiai, gardus kimčiai, kimčiai, gardus kimčiai, oiši desu, oiši kimčiai.
Tas garsas, jos pačios balsas atrodė pažįstamas. Ne todėl, kad buvo jos, bet todėl, kad priminė, kaip vaikščiodavo į turgų vaikystėje. Pirma su tėvu, paskui pati jau mergina, paskui kaip įsimylėlė, išsiilgusi mylimojo žvilgsnio. Visada ją lydėdavo prekeivio moterų choras, o dabar ji prie jo prisijungė. Kimčiai, naminiai kimčiai, patys gardžiausi kimčiai visame kaime, skanesni negu jūsų močiutės, oiši desu, oiši. Stengėsi atrodyti linksma, nes namie visada pirkdavo iš smagiausių atžumų. Kai praeiviai žvilgtelėjo jos pusėn, ji nusilenkė ir nusišypsojo. Oiši. Skerdikas pakėlė akis nuo prekystolio ir išdidžiai nusišypsojo. Ta vakarą Sundža negrįžo namo, kol nepamatė kimčių puodynės dugno. Nepamirškim visų pirma, kad jai čia vos per 20 metų yra. Tai yra 6 metai, tai čia 23, 24 tik tais metai yra, tai merginuk iš vis. Kalbanti korėjietiškai Japonijoje, tai į turgų ir dar tiek čia nesvetingų žmonių buvo ir ji perlipo per save ir po to jis sekėsi tik geriau ir tada jau ne tik kimčiais, bet ir kitais produktais ten prekiavo ir tada jau pirkdavo iš jos ir iš tikrųjų nemažai susirinkdavo tų pinigėlių ir galėjo šiek tiek padengti išlaidas pragyvenimo. Ir vieną dieną prie jos karučio priėjo toks vyras vardu Kim Changas ir jis pasiūlė jai dirbti restorane. Ten gaminti kimči ir kitus tokius pagardus priedus prie mėsos. Aišku, Sundža kiek skeptiškai iš pradžių pažiūrėjo, nes visą tai, ką siūlė jai Kim Changas, buvo per daug gerai, kad būtų tiesa. Dirbti restorane, tik ten truputį iš ryto, pagaminti tuos visus užkandžius ir dirbti kartu su Kiongi ir jos abi būtų gavusios 70 jenų, kas yra daugiau nei kad uždirba Josebas. Tik aišku, jiems reikia Josebo leidimo, kad galėtų dirbti tam restorane. Kim Changas taip pat sakė, kad jį gali atsivesti ir savo vaikus, jeigu tik jie bus ramus, pagelbėti su maistu, jeigu ten kažkokių likučių bus, galės juos pasiimti. Ir tiesiog atrodo tobulos sąlygos darbui. Bet reikia Josebo leidimo. Aš galvojau, kad tai tikrai jis jam neleis, kad jis ten vėl pradės šaukti, rėkti, išeis iš namų, sakys, iš vis nebeprekiausit nei turgui nieko. Bet, kad ir kaip supyko Josebas, kad ir kaip iš pradžių kritiškai ir kategoriškai sakė, ne, čia nesąmonė, kaip jūs ten eisit į restoraną prie vyrų ten dirbti, bet visgi kažkas jos smegeniniai susijungė. Ir jis vis tiek suprato, kad pinigai yra pinigai, kad jiems išgyventi yra sunku, kad jie gyvena vargingai, kad Isakas yra kalėjime ir kad 70 jenų yra daugiau negu 40 jenų. Ir vis dėlto šiaip netaip jis leido joms dirbti restorane. Tai čia buvo pasiekimas, labai gerai, labai džiaugiausi. Tai va vėlgi, po tokio atrodo didelio nuopolio, Isako patekimo į kalėjimą ir tokio vargingo visiškai gyvenimo, dabar jis tikrai yra pagerėjęs ir uždirba šeima daugiau ir tas darbas yra netoks varginantis ir geresnis, nueini padirbi grįžti ir vaikams atrodo gyventi geriau ir tada po kelių metų, kai jau šiek tiek paauga ir Modzasu šiek tiek paauga, grįžta Isakas. Isakas grįžta namo numirti. Taip kalėjime ten daro. Jau kai mato, kad žmogus yra prie mirties, jį paleidžia, kad jis nemirtų kalėjime ir tiesiog kažkur pakeliui numirtų ar grįžęs namo. Galbūt parodyti, netgi ir bauginti namiškius, kai buvo kankinami. Visą šitą laiką Sundža kiekvieną rytą nuneždavo ryžių į kalėjimą, tikėdamasi, kad juos gaus Isakas. Bet kai Isakas grįžo, Sundža suprato, kad nė velniais ten negavo nieko. Ir turbūt visą tą maistą, kurį ji už uždirbtus pinigus pagamindavo ir kiekvieną dieną nuneždavo, turbūt arba būdavo išmesta, arba suvalgyta kokių kalėjimo prižiūrėtojų. Isakas buvo visiškai paliegęs, 100 metų nesiprausęs, po jo kūną ir plaukus vaikščiojo įvairiausi gyviai. Jis sirgo. Kaip jau žinom, kad jisai serga tuberkuliozę, tai jūs ten ir tuberkuliozė ir viskuo sirgo, nes jam ten ir temperatūra buvo, ir ten šaltkretis ir karštkretis, ir jis vos sugebėjo paeiti. Tai tokį jį patį pirmą pamato nuo
Isakas iš tikrųjų atrodo taip blogai, kad nori labai jo išsigąsti ir net nepažįsta ir galvoja, kad čia atėjo kažkoks benamis prašyti išmaldos, bet tuomet Isakas prisistato ir supranta jis, kad čia grįžo jo tėvas. Tai čia viena tokių skaudžiausių yra knygos vietų, nes ji taip kažkaip labai graudžiai yra išpildyta. Nes tu supranti, kad Isakas grįžo turbūt tik šiam vakarui ir labai gerai bus, jeigu jis dar ten porą valandų kokių ištemps, bet visa šeima sugrįžta ten, nubėga pasikviesti Kiongi ir Sundžios, kad jie grįžtų. Aišku, Gesebas negali grįžti, nes yra darbe, tai jis ten po darbo grįžta. Ir Modzasu yra, nors jis mažiukas, jis vis tiek noriai bendrauja su Isaku ir supranta, kad tai yra jo tėtis. Ir jie visi, atrodo, visomis išgalėmis bando jam padėti, ten maudo jį, kerpa plaukus, šukuoja visus tos gyvius iš jo kūno ir bando pakviesti ar tai vaistininką, ar tai gydytoją. Aišku, jokios pagalbos jie nesusilaukia, į ligoninę jo negali vežti, nes supranta, kad net nenuvažiuosis iki tos ligoninės. Ir atrodo, visi supranta, kad jis jau prie mirties yra sleikščio, bet iš visų išgali bando dar padėti ir jį paversti į normalų žmogų. Tai labai liūdna. Liūdna yra Sundžiai, nes jie supranta, kad visas jos darbas ir tas stengimasis, kad Isakui būtų geriau kalėjime, nuėjo per niek. Jis supranta, kad viskas, jau jos vyras tuoj mirs. Pamatęs tėtį taip pat supranta ir jau visos svajonės visų šeimos narių dūžta. Jos tiesiog, kai jis buvo kalėjime, jie galėjo tikėtis, kad jis ten bent kažkokiom normaliom sąlygom yra, kad ir savo vaizduoti, jie galėjo įsivaizduoti, kad ten viskas gerai. Arba kad jis jau yra ten miręs ir tiesiog jau nebesugrįž. Bet dabar jis sugrįžo ir jie pamatė tiesiog tą tokį vaizdinį ir tą paskutinę dieną. Ir ypatingai vaikams tai yra skauda. Ten Modzasu tai gal ir nelabai prisimena. Bet kuris jau prisiminė tuo metu tėvą ir dabar jau jį matė ir jis vyresnis yra, tai jam tai išvis čia yra labai skauda. Ir nėra ko tikėtis. Taip ir vyksta iš tikrųjų. Tai Isakas ir miršta ir nieko jam nepadėsi. Bet man tai labai sumišę buvo jausmai. Atrodo, iš vienos pusės jau Isakas turėjo suprasti, kad bus labai skaudu jo vaikam matyti jį tokį ir visiems namiškę matyti jį tokį ir jis galėjo tiesiog negrįžti. Jisai puikiai žinojo, kad jis neišgyvens, puikiai žinojo, kad tai yra paskutinė jo diena, tai jis galėjo tiesiog negrįžti ir neskaudinti savo šeimos narių, bet iš kitos pusės jis taip pat žmogus yra ir jis visą laiką tikėjosi, kad jis sugrįš į šeimą, vėl pamatys savo žmoną, savo vaikus ir kad ir kokios stadijos buvo. Jeigu jau jį paleido iš kalėjimo, man atrodo, jo buvo tiesiog tikslas kažkaip parsigauti iki tų namų ir nors minutėj pamatyti savo šeimą, savo vaikus, savo žmoną ir kažkaip su jais atsisveikinti. Tai atrodo, galėjo negrįžti. Bet tuo pačiu metu, jeigu būtų negrįžęs, tada būtų labai jiems skauda ir prijauti ir Isakui, nes jis toks geras širdis buvo ir tada gaila ir tų vaikų yra, tai tikrai dar kartą pasikartosiu, bet čia yra viena graudžiausių knygos vietų. Nuo lygybės tas stovėjo neįstengdamas atplėšti žvilgsnio nuo tėvo, bijodamas, kad šis pranyks. Vaikas nesuprato, kaip stipriai ilgėjosi tėvo, kol anas negrįžo. Mažoje įdubusioje krūtinėje sukilo ilgesio maudulys. Ir jam darėsi neramu dėl skausmo, kuris tikrai vėl užplūs. Noa buvo įsitikinęs, kad jei liks namie, tėvai viskas bus gerai. Nereikėtų kalbėtis. Bet gyvenimas bėga toliau ir tuomet jau knygoje įvyksta tas didysis plot twistas. Gal kažkam tai nėra plot twistas, kai skaitėt arba skaitysit, bet man tai atrodo buvo vienintelis ir toks didysis knygos plot twistas, nes aš jo nesitikėjau. Nors knyga nuspėjama buvo visą laiką, kaip ir tokia, ne tai kad lėkšta, bet tiesiog gali nuspėti, kokie įvykiai bus toliau, tai šito aš nesitikėjau. Kai išsiskyrė Sundžia su Hansu, kažkaip aš galvojau, kad ties čia ir baigėsi jo istorija. Hansu knygoje. Bet aš net nesitikėjau, kokią didelę įtaką jis turėjo Sundžios gyvenimui ir kokią dar turės. Vieną dieną Sundžiai dirbant restorane, čia jau miręs yra Isakas ir praėjo šiek tiek laiko, ten ateina Hansu
į restoraną. Ir jisai papasakoja, prisipažįsta tiksliau, kad visą laiką šešėliuose jis darė įtaką jos gyvenimui. Nuo to laiko, kai jie pridavė laikrodį į lombardą, jis ją surado ir netiesiogiai, bet tiesiogiai bandė jai padėti gyvenime. Man čia buvo visiškas nes, visų pirma, aš nesupratau, kodėl Hansu tiek atrodo maniakiškai prisirišęs buvo prie Sundžios. Galėčiau sakyti, kad dėl to, kad sūnų jį pagimdė, bet Sundžia nėra ta moteris, kuri dabar sakytų, ai, tai jau čia mano vyras mirė, būkim kartu. Ji turi didžiulę nuoskaudą, tai yra pirmoji jos meilė, tiksliau buvo pirmoji jos meilė ir jis ją labai stipriai skaudino. Ir aš manau, kad ir ką Hansu bedarytų, vis tiek jinai nenorės būti su juo. Plus jis net nesiūlytų jai būti jo žmona, nes jis turi savo šeimą. Tai jis kažkodėl vis tiek maniakiškai sekė ją ir bandė jai padėti. Žodžiu, ką jis padarė? Jis ją sekė, matė, kaip ji turguje prekiauja. Jis yra tų restoranų savininkas ir jis pasamdė Kim Changą, kuris taip pat ten tam restorane dirbo, kad jis surastų Sundžią, pasiūlytų jai tą darbą ir, žodžiu, visa tai yra Hansu įtaka. Todėl tas darbas ir atrodė super geras ir per daug gerai, kad būtų tiesa, kad ten tiek pinigų mokama ir visos sąlygos suteikiamos ir vaikus gali atsivesti ir maisto likučių tau duos ir prisiderinti ten tą darbą, kaip norėsi dirbti ir žodžiu, visa kita. Tai aišku, čia visa tai tokias sąlygas ir davė Sundžiai Hansu. Dėl to, kad jis vis tiek norėjo jai padėti, norėjo padėti Noa. Ir jis prisistato ir papasakoja viską, kai aišku, Sundžia vėl ten nesuvokė, kas vyksta ir žemė jai vėl slysta iš po kojų antrą kartą. Bet Hansu tiesiog primiktinai prašo, kad jis susidėtų visus daiktus ir kartu su Kiongi ir Josebu išvažiuotų į jo paskirtą vietą į kaimą auginti saldžiųjų bulvių, todėl kad subombarduotas toj bus visas miestelis, ne miestelis, ten Osaka, visas miestas. Žodžiu, tiesiog, kad bus toliau stipresni karo veiksmai ir kad jau jisai žino, kad čia bus visas įkarštis ir kad bus subombarduotas tas miestas. Ir, žodžiu, jis rado jam saugią vietą, kol vyks tas karas ir baisioji jo dalis, kad jie visi išvyktų ir saugiai gyventų tam kaime, kur nevyks jokie karo veiksmai. Tai kad ir kaip pyko Sundžia ant Hansu, kad jis vis dėlto ją rado ir kad vis tiek čia įtaką daro gyvenime. Jis suprato, kad jis turbūt vis tiek gero nori jai. Kad ir kaip ant jo pyko ir jis sutiko, aišku, sako, Josebas niekada nevažiuos, bet Hansu pasirūpino ir tuo, jis parūpino Josebui darbą, kad jis išvyktų ir, žodžiu, Josebas išvyksta dirbti, o Kiongi, Sundžia ir vaikai išvyksta į tą saldžiųjų bulvių fermą kartu su Kim Changu ir jie ten visą tą karo laikotarpį savo sėkmingai pragyvena. Hansu net suranda Yangjinę ir taip pat ją atgabena į tą kaimą, nes tą miestelį, kur gyveno jau Yangjinė, labai ten prastos sąlygos buvo ir jau jai ten gyventi nebuvo gerai, tai ją jis suranda ir atveža ir vėl susijungia šeima. Ir jie ten gerai gyvena, jie iš vis nejaučia, kad yra kažkokie karo blogumai, nes Hansu atveža jie maisto, jie ten puikiai dirba, šeimininkas, kurio yra ten tas saldžiųjų bulvių ferma, labai patenkintas darbuotojais, nes jie noriai dirba, sako, daug valgo, bet vis tiek labai gerai dirba. Toliau ten auga Noa ir Mozasu, šeimai tiesiog viskas yra gerai. Taip pat aš ir nesitikėjau to, kad Hansu iš tikrųjų toks suktas yra, jis va ten per aplinkui samdo žmonės. Tai nuo pat pradžių žinai, kad jis yra turtingas, bet iš tikrųjų tai nesuvoki, kas jo gyvenime verda ir koks jis yra įtakingas iš tikrųjų žmogus. Mes tik knygos pabaigoje sužinosim, bet dabar mes va čia toj vietoj, kur esam knygos, mes nežinom, kas jis iš tikrųjų yra. Žinom, kad jis turi ne vieną iš tikrųjų restoraną, kur ateina turtingi žmonės ir nemažai sumoka už tą maistą ir už gėrimus. Kad jis turi labai didelius namus,
tai yra tikrai pasiturintis žmogus ir va, ten važiavo supirkinėti ten tų žuvų ir jeigu jis net gali pasamdyti žmonės, kad jie ten surastų kitus žmonės ir, žodžiu, sekti juos, tai tikrai žmogus yra prie pinigo. Tik prie kokio pinigo? Ar prie legalaus, ar prie nelegalaus? Ar tikrai jis yra tiek prasimušęs? Tai man čia išaiškėjo visa tokia jo suktumas ir tiesiog vėl pasirodo, kad vat, jo asmenybė tai iš vis tokia yra įdomi. Man kelia klausimų, kodėl iš vis jį sužavėjo Sundžia pirmoje vietoje, nes atrodo, jis tai galėtų turėti kokį tik tais nori merginą, bet jis atvykęs į tą turgų, būtent jis žiūrėjo Sundžia ir buvo su ja ir prie jos norėjo prieiti ir parodyti jai kažkokį artumą. Tai ar jam tiek patiko Sundžia savo išvaizdą, ar tiesiog, kad ji buvo jauna ir naivi, kažkaip, bet kas privedė jį prie to, tai labai įdomu būtų buvę sužinoti. Na ir tuomet jis vėl tampa Sundžios gyvenime ir tos šeimos gyvenime svarbus, nes jis vis atvažiuoja, vis to maisto atveža, vis praneša ten įvykius, pasirūpina kitais žmonėmis ir jis ir toliau knygoje bus svarbus, kur aš galvau, kad mes jo daugiau nesutiksim, bet jis daugiau negu pusė knygos tikrai ir daro įtaką visai šeimai ir iš tikrųjų yra svarbus veikėjas. Aišku, jis nei vienam šeimos nariui nepasako, kad jis yra tikrasis Noa tėvas, tai žino tik tai Sundžia ir jis bendrauja su vaikais, bendrauja su Noa, bet neprisipažįsta to, kad jis toks yra. Jis tiesiog tampa kaip šeimos draugas, pažįstamas Sundžios, labai geras šeimos draugas, kuris jiems padeda, nes yra turtingesnis. Čia niekas kažkaip nesuriša, kad tarp jų kažkokie gali būti ryšiai. O Josefui tam darbe nelabai ten pasiseka. Jis patenka į nelaimingą atsitikimą ir labai stipriai apdega. Ir jis pargabenamas yra į tą fermą, kurioje gyvena šeima, jau sužalotas, negebantis savimi pasirūpinti, jau toks gulintis ant patalo, bet dar gyvas. Tai va, nebuvo jis labai malonus veikėjas, o dabar dar ir tokioje stadijoje grįžta į šeimą ir dabar visa šeima turi juo rūpintis. Tai jis pirmasis, kadangi jis yra toks skeptiškas ir į viską žiūrintis labai nepasitikinčiamis akimis, jis pirmasis ir supranta, kad Hansu yra Noa tikrasis tėvas. Jis kitiems taip pat nesako, tiesiog su Hansu pakalba ir pasako, kad jis jau suvokė, kame yra ryšiai ir kad jis iš tikrųjų yra Noa tėvas. Tai jiems ten gyvenant, jau Modzasu šiek tiek yra paaugęs, o Noa jau yra į mokyklą einantis berniukas. Tai jau čia pradeda ryškėti jų asmenybės. Iki tol Noa šiek tiek jau buvo įtrauktas į turinį, o Modzasu ne, todėl kad jis labai mažas, jis ten nei kalbėjo, nei ką, tai jis tiesiog buvo dar kūdikėlis. O šitoje vietoje mes jau iš pagrindinės veikėjos Sundžios gyvenimo po truputį bandom pereiti į jau naujus pagrindinius veikėjus, tai yra Modzasu ir Noa. Ir čia yra pirmoji vieta, kur išryškėja du labai skirtingi charakteriai, nes berniukai yra labai skirtingi. Ir aš vos perskaičius supratau, kad man Modzasu labai patiks, o Noa nelabai patiks. Nėra kažkokie labai blogi veikėjai, tiesiog kaip asmenybės Modzasu mane intriguoja ir man buvo jau nuo tada įdomu sužinoti, kur jo gyvenimas nueis, o Noa tiesiog moksliukas, tylenis, labai panašus į Sundžią savo charakteriu, kad jis toks nuolankus, tylus ir drovus berniukas. Tai va, noriu paskaityti. Tu Noa, pasakė Hansu, įdėmiai žvelgdamas berniukui į veidą. Tau 12 metų. Taip, ponė, atsakė Noa. Vyras vilkėjo gražiais drabužiais ir avėjo dailiais odiniais batais. Atrodė kaip teisėjas ar svarbus žmogus iš filmo plakato. Kaip tau patinka ūkyje? Patinka, ponė. Man beveik 6, įsiterpė Modzasu. Taip jis buvo pratęs visada, kai kalbėdavo vyresnysis brolis. Mes čia valgom daug ryžių. Gali kapoti ryžius dubenimis. Tamagučis man sakė, man reikia gerai maitintis, kad užaugčiau. Jis sakė man nevalgyt bulvių, valgyt ryžius. Jūs mėgstat ryžius, ponė? Paklausė berniukas Hansu.
Mes su Noa šį vakar maudysimės, o Sakui negalėdavom dažnai maudytis, nes trūko kuro karštam vandeniui. Man labiau patinka maudytis ūkį, nes vania mažesnė negu Sento. Jums patinka maudytis? Vanduo labai karštas, bet pripranti, ne? O mano pirštų galiukai susiraukšlėja kaip senuko, jeigu ilgai neišlipu iš vandens. Modzasu išpūtė akis, bet veidas nesusiraukšlėja, nes aš dar mažas. Hansu nusijuokė. Jaunėlis nė iš tolo nebuvo toks susikaustęs kaip Noa. Atrodė toks laisvas. Džiaugiuosi, kad gerai maitinatės. Labai smagu. Tamaguchi-san sakė, kad judu šaunūs darbininkai. Ačiū, ponė, atsakė Modzasu. Jam magijo žmogaus paklausti dar ko nors, bet susitvardė, nes anas kreipėsi į brolį. Kokie tavo darbai, Noa? Mes valome čia gardus, šeriame gyvulius ir prižiūrime vištas. Taip pat padedu Tamaguchi-san vesti apskaitą, kai važiuojame į turgų. O mokyklos nepasilgsti? Noa neatsakė. Jis pasilgdavo matematikos uždavinių ir rašyti japoniškai, pasilgdavo tylos, kai dirbdavo. To, kad niekas jam netrukdydavo, kai ruošdavo pamokas. Ūkyje niekada nebuvo laiko paskaityti ir savo knygų jis neturėjo. Tai aš jau, žinokit, laukiu sužinoti, kur nueis Noa ir Modzasu gyvenimas, labiau Modzasu, nes Noa, kaip ir sakiau, atrodo, kad labai uždaras žmogus. Tai kažkaip Modzasu toks energingas ir nuotaikingas berniukas, tai atrodo, kad jie užaugs labai skirtingi, tai turėtų būti įdomu skaityti jų istorijas toliau. Na, bet čia aš baigsiu savo pirmąją dalį, tai čia šiuo momentu esu ties 260 puslapių iš 590. Tai pusė maždaug knygos ir susitiksime kitą kartą pratęsti jau istorijos toliau. O šiandien jau sakysiu ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi jums patiko. Nepamirškit paspausti subscribe prenumeratos mygtuko, taip nepraleisit kito video, kuris bus jau apie antrąją knygos dalį. Tiksliau, antrą pusę knygos. Na ir susitiksime jau kitame mano video. Ate!